Šeštadieninės išvažiavimas prasideda. Nežinau, kur tiksliai važiuojam jau. Kažkur. Čia biškelį man nervina šitas sankryža, tai gal geriau važiuočiau pro degalinę. Nors šiandien visai matomumas yra. Čia mums reikia apsisukti. Ok, bandom laimę. Ui. Išsukau. Kur aš tas veidrodžius taip nusisukiojus? O, vėjukas piškelį yra, dauža. Išėjus iš namų neatrodė, kad toks stiprus jisai. Bet pasirodo yra. Nu ką, teks tave apvažiuot. Kad jūs taip darot, teks apvažiuot. Kontrolė! Paprasto maštomie. Man taip keista, nes Vilniuje aš buvau įpratus, kad kontrolė yra ryškiai matoma iš toli. Tu gali jau stoteliai pamatyti, kad yra kontrolė, o čia plama kažkas stovi, mašina kažkokia paprasta erdvė. Nenusivaliau normaliai stipriuką. Pam, para, pam. Oi, kai rovė iš vietos. Jo, tai įsijungiau DJI-aus laidą telefonui. Pasirodo, su USB jungtim viskas gerai. Pats laidas, va tas senas yra kažkoks kvailas, neveikiantis. Tai telefonas kraunasi. Labai gerai. Išsigelbėjimas, nes galvoju, jeigu tiek nesenai aš pasidariau tas USB ir jau neveiktų, tai eina savo. Žiauriai durnai būtų. Bet viskas ok, veikia. O, koks triraitis dėdė. Bet blema, kai varo jie gatvėm, tai tikrai nervuoja.
tikrai nervuoja. Aš norėčiau sai. Vieną padalą nukritus. Pim, pim, aš visai norėčiau veizo, prieš akis veizo. Nežinau, kur mes važiuojam. Bele kur. Bele kur važiuojam. O čia kaip juostos neišpaišytos, tai biškelį pavojinga. Ko prikipus tą Toyotą iš galo. Man jau pradeda erzinti jinai. Kur mes važiuojam? Kur mes važiuojam? Kur? Pakruojis. 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 Mau, mau. Man irgi reikia persirikiuot. Pakruojis. Aš kažkodėl labai maišau Pakruojį su Pasvaliu. Man kaip, nežinau, Pakruojis Pasvalys kaip Jonava ir Utena. Visiškai skirtingi miestai, bet man panašiai skambesys galvoju yra ir man jau dabar išmokau, kur yra Jonava, kur Utena, bet anksčiau tai blemba. Man pasakai vieną kitą, man tas pats. Čia dvi juostas tipo buvo. Kokiam plotelėje ten sutilpt reikėjo dviejom juostam. Kaip blizga ekranas. Eik tu savo. Šitą pusę reikėtų kažkaip. Oi, jau kažką prisispaudžiau. Tai protingieji kurmiai. Aš tik labai apytiksliai įsivaizduoju, kurioje pusėje tas Pakruojis. Ai, ne, Radviliškėgi važiuoja ir ten nusuki, ne? Ar mes važiuosim kažkokiais mažiukais keliukais? Bus matytoj, bus matyt. Ai, ne, jaučiu, kad mažiukais keliukais važiuojame, nes man visiškai dar nepažįstamos apylinkės. Visiškai, va, kas čia per griuvėsiai. A čia Šiaulė, klausykit. Kas čia, medžiai, krūmai ant viršaus auga. Oi, savo. Ten kažkoks užrašas buvo, bet aš jo nespėjau perskaityti. Gal video galėsiu pasižiūrėti, arba ne. Oh no! Marom! Kas čia per kelias? Galvą nusisukt galima. Oi! Eik tu savo! Kaip kokią bekelę jaučiuos važiuodama. Mocas šokinėja, šlaistasi. Vajei! Kokią mes čia keliuką nukirst bandom, tai siaubas. Taip čia kažką išlošiam? Gal? Aš nežinau. Ei, draugs, čia dar 50.
šitą vietą žinau. Pagaliau žinau, kur esam. Bet iš tos pusės dar nebuvau važiavus. Abromiką, kur reikia mokėti už tūliką. O, dievai, raudas to kelio. Mes aplink keliu važiuosim. Kodėl mes čia važiuojam? Mes suksimės? Man dar nesusiveda galai. Čia mes važiuojam dabar link Joniškio, jeigu važiuosim į kairę. Jeigu važiuosim tiesiai, aš nežinau, kur mes važiuosim, jeigu važiuosim tiesiai, nes aš nusuku link... mes ten ir važiuosim turbūt. Turėsim greičio radarą. Mano labai jau gerai pažįstami ginkūnai bus priekyje tuoj. Reiks žiūrėti, ar mes tikrai nesukam. Ai, koks ilgas šviesoforo veikimas. Vau! Oi, kiek minkom. Mes važiuosim ir suksimės ten, ne? Važiuosim per ginkūnus ir suksimės ten pro tokią važiavimą pro ežerą, ne? Ne? Reiškia, aš nežinau, kur mes važiuosim. Ai, mes važiuosim tiesiai. Mes tiesiai važiuosim, o ten reikėtų per aplinkui. Gerai. Aš dar nepažįstu Šiaulių. Kaip aš dar nepažįstu Šiaulių? Sikubus, kaip aš dar nepažįstu Šiaulių. Nepažįstu Šiaulių. Pupurupupop. Nieko, reikia susidėlioti savo galvoj žemėlapiuką, kas kur po ko, kas kur kaip. Jogi, ten atrada Dviliškio, bet važiuojant link Panevėžio, tiksliau. Važiuojant yra nusukimas link... Kur mes važiuojam? Pakruoju. Link Pakruoju yra nusukimas. Bet mums nereikės iššokti autostradą. Ir tą visą kelią mes važiuosim tiesiai Pakruoju čia. Ai. Ir čia yra vis dar miestas, jeigu ką, ir prasidės ginkūnai. Miestelis Šiaulių priemiesčio. O ginkūnus aš jau beveik žinau mintinai. Mano geri draugai Husvarna. Labą dieną, jūs ir šeštadieniais dirbat, aš nedirbu. Jop. Oi, kaip mes lėtai važiuojam. Kodėl mes taip lėtai važiuojam? Miau. Čia greitis... Ai, čia bet čia darbo dienom greitis kiam. Atsiprašau, mes turim važiuoti 50. Baikas šitos Elimart parduotuvės. Aš niekur apart Šiaulių nebuvau mačius, arba nors nebuvau atkreipus dėmesį į tokias parduotuvės, o čia jų pilna. Aš dar viduj nesu buvus, bet esu buvus iš rampos pusės jau. Žodžiu. Ja. Dabar galvoju, kur aš buvau. Šiauliuose pačiuose ar ginkūnuose. Jo, Šiauliuose pačiuose. Žodžiu, turėjau aš tą nuotykių, kurie man turbūt nusiskaitys nuo algos normaliai su tuo Elimartu, bet pati žiopla. Supyliau, žodžiu, mašinos lempas, stopą į Elimarto rampą, bet ką padarysi. Toks jau gyvenimas. Dabar atsargiau stumdysiuos atgal, nepasikliausiu vien tik kamerą. Pakruojis, Pasvalys. Tai jie vienoje pusėje yra, tik skirtumas tarp jų yra 3-4 kilometrai. Man jie maišas.
Pakruojis arčiau, Pasvalys toliau, reikia įsimint. Į Naisius, visi į Naisius, gal kažkas ten vyksta, tiek traukiančių į tos Naisius. Kiek žiūrėjau video, tai ganėtinai gerai kamera maskuoja visus virpesius, visai gražiai gaunasi. Ui, kur mes taip lekiam, raptai. Tai va, tai visai fainiai filmuoja. Tiktais labai reikia kažkokius gal nustatymus keisti. Labai matosi, kai, sakykime, važiuoja saulėtą dieną ir įvarai kokią nors po kokių debesių. Nu, labai šešėlis būna, ar miškelis koks. Tai labai tamsus video pasidaro. Ta prasme, GoPro, man rodos, labiau prisitaiko ir šviesą reaguoja. Nu, kaip sakykime, dabar šešėlio įvažiavau į saulę, tai turbūt bus labai toks, lyg iš tunelio išvažiavus. Tiksliau kaip tik nebus. Buvo tamsu ir normaliai vėl atsistato į normalų. O GoPro būdavo tiesiog kaip baltą šviesą įvažiuoja, jeigu iš tunelio išvažiuodavo, sakykime. Tai va, reikėtų pasilyginti dar, man rodos, kad yra kamerų skirtumai tame. Bet gal čia tik nustatymo klausimas, gal kažką esu prisimaikius. Arba kaip tik neįsijungus, sakykime, kad auto būtų gal šitas. Jis jo. Jo, reikėtų pasižiūrėti, gal jis jo auto pasirinktų. Vėjas šoninis jaučias gerai. Biškelį bijojau, kad man be pošalmo bus šalta. Bet kaip tik, jeigu normaliai galima kalbėti, prasivedina biškelį. Bet jau bręsta naujo šalmo įsigijimas. Šitą pasmakrė, kuris įdeda sulūžą. Galima, aišku, būtų vien ją nusipirkti naują, bet turbūt kaina bus palei kokį 100 eurų, tai gal jau tada visą šalmą atsinaujinti. O šitą pasilikti kaip suvenyrą. Arba irgi, kai jau pradės maišyti, prakalt už kokią 20 eurų kažkam pradžiai arba kokiam šiaip veiklom papildomam praverstų. Sakė, šitie, kur šokinėja su parašiutu, ima visokius naudotus šalmus, nes dėl vėjo apsaugos, o ne dėl kažkokio tai saugumo, nes jeigu jau dėkščias su parašiutu, tai jau matyt nieko nepadės tas šalmas. Tai jo, tai sakė, jie ima tiesiog, kad nuo vėjo apsisaugot, galva netaškytų taip akis. Gal kai šaltesnės dienos, dar nežinau. Bet lemba sunkus papildomas toks svoris, tai. Bet vėl, jeigu imti naują, tai visiškai neįsivaizduoju, ką norėtųs, aišku, iš tų tokių geresnių, prabangesnių. Gal su snapeliu priekyje. Vėlgi, jis labiau vėją gaudys. Tai nežinau, ar verta. Bet fainiai nuo saulės. Ir šiaip, nu, miškais nevažinėju, aš man nereikalinga. Atverčiamo turbūt neimčiau, nes turėjau, aš čia pasiėmus, pasižaidžiau. Pirmieji išvažiavimą šiais metais buvo su tuo atverčiamo šalmu. Tai nežinau, mieste gal visai ir fainai, kokią va degalinę įeit ir panašiai, bet šiaip, nežinau, aišku, jis buvo pigus, tas šalmas ten. Degučiai. Bet man nepatiko vien tiktais dėl to, kad atsidarius, man atrodo, žiauriai nesaugu kažkaip. Toks skausmas negeras.
užsidarius, tai kaip ir paprastas šalmas, tai nėra prasmės viršų. Tai kai kurie moduliniai būna, kur užsilenkia už galo tas smakras visas, gal jie geriau su vėju tvarkosi. Jeigu jau važiuoji kažkur užmesti, vis tiek užsidarai tada būtą šalmais. Labiau miestui atidaręs, sustojus atsidaryti jį, kad nereikėtų nusiminėti. Tai kadangi normalaus tokio Šubertas, man rodos, yra geriausias skaitomas, atlenkiamas šalmas. Kadangi tokio aš neįpirksiu turbūt, ne mano kišeniai. Ir man nereikia tokio prabangaus, nei aš čia keliauju, nei ką. Tai turbūt paprasta, vėl uždarą šalmą imčiau. Tik tais ar likti prie šito AGV šalmo, ar kažkokį tai kitą žiūrėti. Bus matyt. Nuostabu savaitgalis išpuolė, o tai čia kurią dieną šį darbą variau, dabar galvoju, ar pirmadienį ar antradienį su mocu. Įrodė, kad visą savaitę viskas bus blogas oras. Gal antradienį, nes aš taip pažiūrėjau, kad savaitę į priekį. Po to vakar atsidarau prognozes, nes vakar anksčiau baigiau darbą. Atsidarau prognozes. Žiūriu, šiandien jau kaip ir be lietaus ir savaitgalį gerą praneša, galvoju, vat, kas čia pasikeitė, ką čia reikėtų nuveikti tokiu atveju. Greitukė parvaro, įdomu, ar jinai su švyturėliais, nežiūriu. Jeigu ką reiks praleisti. Jo, gerai nešas. Jis praleis. Bet švyturėlių kol nesijungė, tol aišku. Aš aišku nematau normaliai. Ne, be švyturėlių važiuoja. Gali švyturėlių sujungti greitukę. Taip įdomiai. Nu, į kalną blemba leki. Gausi pizdį. Matomumo jokio varo visi. Užsipirkom alaus. Galim judėti kitur. Dabar planas yra Pakruojo dvaras. Pakruojo dvaras yra už Pakruojo. Kadangi jau kelius kartus esu buvus, pirmą kartą buvau su mocu, bet dar jų ne sezonu, tai absoliučiai buvo tuštuma tenai. Darbuotojų buvo sunku rasti. Pakruojo kaimas.
Keistai man, kai priemiesčius pavadina miesto kaimais. Prie Alytaus, man rodos, irgi yra Alytaus kaimas. Gal netgi Alytaus pirmas, Alytaus antras kaimas. Jeigu gerai atsimenu kažkas tokio. Mums reikėtų sukti iš tos pusės, o ne į patį dvarą važiuoti dar. Galim atsidurti į vartus uždarytus. Taip, mes toks, kiek liaudės. Bet jaučiu vyksta vėl kažkas čia. Bus mokamas įėjimas. Jo, kasa. Kas čia vyksta? Kar žmogus, žiūrėkit. Eik sau. Kas per pramogas? Kur mes ten landam toli? Kam? Gimotus bet kur galim numest. Mums reikėjo į tą aikštelę varyt. Ką? Reikėjo mums į tą aikštelę varyt, ta parduotuvė ten kažkur yra prie šono, bet jaučiu, ar nereikės susimokėti, kad įeitum į parduotuvę dar. Ten to aikštelį buvo vietos? Nu, nežinau, nedavažiavaugi, nusukai čia. Gi mums nereikia vietos, mes bet kur nusimetam. Nu, pasižiūrim, ar jau pakarė žmogų, ar dar ne. Eik tu savo, kirs galvą tai kažkam. Čia kažkur ta darykla. Matei korę žmogų. Reikia paklausti. Nes va, čia yra bravoras. Reikia bilietą tai. Nenori stiklainiuką už kartą pasiimt? Ant lango. Nu gerai, negalėjom įeit pro ten, soriuk. Pasivaikščius. Nu tai ką tu ten irgi važiuoja kažkur pati galą, apsisuka, grįžta. Vat. Nu bet vis tiek neapsimoka pirkti, jeigu mes tik ten einam. A, mes norime eiti visur. Už gėlės mokėti kokią 15 eurų. Nugi čia gėlių parodos visokios. Tuo garsėja šitas festivalis. Tai gal čia kasoje galima nusipirkti visko. Va, yra visko. Ne? Bariukas. Sakyk, klausykit, o spirto varykla neturi parduotuvėlės tiesiog, kad nusipirkdėjom. O čia gali?
Ta prasme, reikia pirlės papirkti, kad nusipirkti? Vieną įleidžiam. Nueina, nusiperka ir išeina. Ai, nu tai gali varyt man. Gerai. Galiu varyti? Pamiršau, kad mano šalme liko mikrofonas. Tai va, nežinau, kiek girdasi. Čia kur neinam. Dieną belio kokią gerumą. Galim pasivaikščioti. Bet 20 eurų mokėt už bilietą. Nu jau ten turiu būt pasinešęs ant visų dvarų. Galim eiti aplinkui pasivaikščioti. Pasižiūrėti, nes šiaip tai aplinkui ten irgi gražus ir čia vyksta visokios programos, kaip prieš tai pravažiuojant matėm korę kažką, tai kaži. O, užsidarė narvelį kažkas. Išėjo maniškės nusipirk kažko į spirito varyklą. Kažkas karas. Savanoriškai. Prastas gyvenimėlis turbūt. Mane tai domina, kas čia per stiklainiai, žiūrėk. Geri stiklainiukai stovi. Tai eisim pasižiūrėti iš kitos pusės. Nemokamai. O, malda bravoras koks. Žemėlapis. Mikrofas. Na, tokį mikrofoniuką aš naudoju visados. Mini. Galim dabar mikrofoniuką įsisekti kažkur čia. Jis aišku prisilipina, bet aš neturiu nieko pasiemus. Ir varom dar kartelį pasivaikščioti. Gaila, nepasiėmiau jokios selfie lazos. Kas iš rankos gaunas, tas gaunas. Jo. Visai fainai būtų ant kaklo nusipirkta, kur yra prideliukas. Oi, kaip čia gerai pavėsi. Kažkas cipsi. Juokingai cipsi kažkas. Gal nenukris koks. Nu, važiuoji tu ar nevažiuoji? Oi, kaip gerai. Vėdina biškelį jau. Tai buvo užkaitus. Neįsivaizduoju, kiek vaistų, bet gerai ketina jau pakėti. Tikrai, jeigu nedaugiau. Aš kaip jau valgyt noriu. Ar mes namo varom, ar dar kažkur sustosim užkąsti. Gal neblogai jau būtų kažkur įkrist nusimaudyti, o šiais metais dar netidariau sezono. Ir šiaip nesu labai didelė mėgėja maudynių. Praeitais metais biškelį pliuškinausi dėl irklentės. Tai būtų neblogai visai įkrist kur nors. Reiks gal Šiauliuose prie kokio paplūdimiuko nuvaryt. Pasipliuškiant.
Linksmučiai. Yes.